Bet sveiki visi, sugrįžę į mano kanalą. Šiandien ką parodysiu, ką aš išnaudojau per praeitą ir užpraeitus mėnesius. Tai yra pirmas produktas yra toks aliejukas iš L'Oreal. Tai šitas aliejukas yra skirtas tokiems sausiems, ypatingo dėmesio reikalaujantiems plaukams. Tai šitas aliejukas man labai patiko, nes jis labai skaniai kvepėjo ir mano plaukus padarė labai minkštus, tokius labai švelnius ir juos taip pramaitino tais visais aliejukais. Bet va, aš jau nebeturiu šito aliejuko, tai mano plaukai nebežvelgia. Naudoju kitą, bet kažkaip vis tiek ruduo yra, tai plaukai susielektrina ir panašiai, tai reikia daug aliejaus tada naudoti. Nu, žodžiu, prie esmės. Taigi, šitas aliejukas labai geras, man patiko. Aš jį tikrai vertinčiau labai gerai ir tikrai pirkčiau 2, 3 kartus, nes daug užtenka, nes čia 100 ml, bet man užteko ilgokai. Tikrai ilgai, kokius 6-7 mėnesius. Ok, dabar kitą žiūrim. Taigi, dar buvau čia nusipirkusi tokį rankų kremą, bet, kaip matote, aš jo neišnaudojau visą. Bet gal dar išnaudosiu, nežinau. Šitas dar ne prie metimo, dar bandysiu šį mėnesį sunaudoti, bet noriu pakalbėti apie jį. Tai čia yra Avalon rankų kremas, kuris man taip nelabai patinka. Bet šiaip skaniai kvepia, nes jis turi bičių pienelio esencijos, kuris turėtų pamaitinti rankų odą ir ją apsaugoti nuo skilinėjimo. Čia yra tokia želinė tekstūra, bet tokia. Ką dar čia pasakius apie šitą produktą? What? Jis nebekvepia. Tada kitas produktas, kurį sunaudojau, yra Essence nagų aliejukas, kuris tikrai pamaitina nagų odeles. Jo, kaip matot, jau visiškai nebėra. Jis man tikrai patiko. Jis šiaip labai skaniai kvepėjo. Ir tikrai ateityje, jeigu jo būtų dar, o gal jo, man atrodo, nebėra jo parduotuvėse, tai nusipirkčiau. Paskutinis produktas yra Essence lūpų vazelinas, kuris yra su kakavos sviestu ir jis labai skaniai kvepia. Nu, jis taip dirbtinai, bet man labai skaniai. Ir tikrai man jis pamaitino tas lūpas, nes mano pačių lūpas labai greitai džiūsta. Jos tiesiog labai jo odelės taip skilinėja ir panašiai. Tai aš labai dažnai naudoju lūpų vazelinus. Tai man jis labai patiko. Bet kitas produktas, kuris man nelabai patiko, kuris jau eina link pabaigos, tai yra Essence The Super Balm. Šitoks vazelinas. Jis man nepatiko tik dėl to, kad labai greit baigėsi. Aš jį praeitą mėnesį nusipirkau, o jis jau yra ant pabaigos. Tada. Jis, matot, jis yra ant pabaigos. Ir kad 3 eurai kainuoja, beveik gal 4 eurai, kad užtektų mėnesiui, man nesąmonė. Man turi tada lūpų balzamas užtekti kokius 4 mėnesius. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad buvote ir susitiksime kitame vaizdo įraše. Ate!